Sekantis. Paklausti dėl to, kai buvo ten tos miltus, kai reikia daryti, už bulvių košį, kad valgyti, ar ir tai grūdai daiginami, ten reikia juos į žemę pasodinti, ar tiesiog galima sudaiginti, tik taip, kad tuos daiktus nulaužyti ir taip dar išdžiovinti. A question when you talked about making powder from sprouts, like when you... So the question would be, should they grow sprouts necessarily in the soil, like using earth, like dirt, or just it could be just on water? Yes, good question. Geras klausimas. Galima abu metodai yra gerai, bet daugumoj geresnis auginimas, jeigu jūs visuomet naudosi ar ant žemės, ar tik tai su vandeniu, įdedi jūro druskos, kaip sakant, į tą vandenį, kad jis paduotų visus tuos mineralus, kur reikia. Aš Gražinai už kokią mažiau negu mėnesio aš atsiųsiu mano naują website on YouTube, kur rodo, kaip labai paprastai auginti ne tik tai žolės, bet ir saulė gražias, kaip sakant, salotas, be jokio tik tai vandenį naudoja ir jūros druską ir augini 8 dienas, jau užauga puikiai ir galima auginti bilia kokius namuose. Ir nereikia jokių specialių instrumentų naudojame, kaip sakant, tas, kur pagauna tą vandenį nuo gėlių puodukų, tų, kaip sakant, rundinus, bet galima ir naudoti visokius, kaip sakant, lėkštes ir bilia kokių dalykų. Ir labai paprastai užaugti ir tas jūsų tas daigai iš grūdų. Žinai, kai nori gauti tų stiprumo dėl virškinimo starches, tai krakmų, tai būtų gerai daigų, kur jie augtų 2 dienas, kaip sakant, tai tada aukščiausia tu turi stiprumo enzymes, kur virškina krakmolą, kaip sakant. Tai paskui, jeigu gali pasidėti į šaldytuvą ir sukramtyti kai valgai, pavyzdžiui, bulves išvirtas ar iškeptas ir biskį tų grūdų, arba gali paėmė tuos grūdus, išdžiovini ir paskui po išdžiovinimo gali juos padaryti, kaip sakant, pudrą ir naudoti su savo duona arba su savo bulvėm, kai valgai šitokį maistą. Atsiprašau, išdžiovinti reikia tos darbus kartu su grūdais? Should they dry the sprouts together with the grains which they came out, or just the sprouts? No. Jūs visā tā sēklā ir tā dēgļu auginimā. Visā tā produktā, kaip sakant, neiemat vienā daļā ar kitu. Mēs, tik sakau, tik tai 2 dienas, tenais labai būtu mažai, jeigu bandytum nukirpti ir būtu visā dieną ir naktį turėti dirbti, nukirptamas. Visā gruodā su augliu. Dabar jau aišku. Gerai. Čia klausimas, jūs